Tai sveiki, tęsėme penktadieninės Photoshop pamokėles ir šiandien turėsime tokį trumpesnį pavyzdį, bet gal kiek sudėtingesnį, todėl kad jame susipynė daug įvairių funkcijų. Tai gali šiek tiek būti keblu suprasti pradedantiesiems visai, bet aš stengsiuosi neskubėti ir manau, kad jeigu jūs darysite nuosekliai kartu, tai viskas pavyks puikiai labai ir džiaugsitės tokiu manipuliaciniu gražiu rezultatu. Tai pasimokinsime, kaip atlikti manipulaciją tarp teksto, tai yra raidės vienos ir paveikslėlio. Dalinuosi ekranu ir tam mums reikės turėti paveikslėlį. Šis konkretus paveikslėlis yra parsiųstas iš freepik.com puslapio. Tai tiesiog parinkau specialiai tokį, kad būtų lengvai kerpamas, kad tai būtų ant šviesaus pagrindo, ant šviesaus backgroundo. Ir pavadinimu Dancer pas mane, tai su ta proga mes jį pabandysime sumanipuliuoti su raide D, pirma raide. Tai dabar imame naują failiuką, File New, ir parenkame maždaug pikseliukais, parinkau, kad būtų 1500 ant 1500 pikselių dydis. Rezoliucijos mums ekraninės pakanka 96, RGB spalvos kodas, nes tai bus ekranai skirtas paveikslėlis, ir darome create. Naviguojame puslapyje, aš mėgstu naviguoti trumpaisiais klavišais, tai Ctrl minus Ctrl plus. Ir tada su teksto įrankiu pasirenkame teksto įrankį ir rašome raidę. Spusteliam ir rašome didžiąją raidę D. Didžiąją raidę D ir ją apsižymime ir pasididiname. Kadangi man 300 punktų yra per mažas dydis dar, tai aš ranka įrašau 1000. 1000 punktų ir Enter. Pasirinkau Cambria šriftą šiuo atveju. Čia visiškai nesvarbu, kokį jūs norite šriftą, tokį turėkite. Šiuo atveju šitai manipuliacijai yra gražiau turėti serifinį, tai yra su užlenkimais, kažkokį galit dekoratyvų turėti, kadangi tai visgi yra nelietuvių kalbos raidė šiuo atveju, tai tinka tikrai labai daugybė variantų. Tai turime raidę D ir atsitempiame savo paveikslėlį. Tai Dancer tempiu žemyn, imu su Move Tool ir užmetu ant raidės D Dancer paveikslėlį ir jį tiesiog išjungiu. Dabar, kad aš matyčiau, kurioje vietoje mano šokėja turi būti įdėta į raidę D, aš tiesiog nusitolinu su Ctrl minus visą vaizdą. Transform skydelio Ctrl T pagalba aš matau Dancer paveikslėlio rėmus ir tiesiog su šoninėmis rodyklėmis naviguojančiamis pamažinu. Photoshop'e nieko daugiau spausti nereikia, tai skirtingai nuo Illustratoriaus programos, kur jeigu norime sugadinti proporcijų, ten turime spausti Shift. Čia šiuo atveju nereikia spausti Shift. Ir kad aš žinočiau, kurioje vietoje aš noriu įdėti savo paveikslėlį, aš būtent šito sluoksnio opacity sumažinu. Per matomumą padidinu, kad matyčiau, kurioje vietoje dedu šokėją ir kokio dydžio jinai turėtų būti. Taip prisartinu vaizdą artin ir susimažinu už kampo. Man reikėtų, kad jos kažkokios tai galūnės, tai yra viena koja ir ranka būtų tiesiog tarsi apglėbusi raidę. Aš taip sugalvoju šitokią manipuliaciją. Jūs galbūt įdėsite dar kažkokių kitokių įdomesnių paveikslėlių. Ir tam, kad tiksliai vaizdą įsidėti, mes galime ir pelyte nueiti, ir klaviatūros klavišų pagalba. Ir kai turime vaizdą, darome Enter ir sluoksnio opacity grąžiname atgal. Dabar mums reikia pasižymėti šokėją. Tai tam labai geras įrankis yra Object Selection Tool, Object Selection įrankis, ir jo pagalba mes ant Dancer, ant šokėjos sluoksnio tiesiog ją pažymime. Kai turime apžymėtą objektą, mums labai gelbėja, kad jis yra ant kontrastingo šviesaus fono, backgroundo, tai kažkokių dar manipuliacijų žymėjimo mums daugiau atlikti nebereikia.
Ir mes tada spaudžiame ant sluoksnio kaukės apačioje. Mūsų sluoksnis įsimetė į kaukę, tai kas buvo pažymėta liko matoma, tai kas nebuvo pažymėta tapo kaukės juodame fone, tai yra užsimaskavo ir tapo nematoma. Ant kaukės mes, primenu tiem, kas jau dirba su kaukiam, kas nedirba su kaukiam, tai pasakau tiesiog, kad ant kaukės mes dviem spalvom piešiame, tai yra juoda ar balta. Juoda spalva objektą užmaskuoja, balta atmaskuoja atgal. Kaukė tai yra nedestruktyvus veiksmas, tai yra aš ją galiu su shift spaudžiant ir išjungti ir vėl atgal įjungti, arba tiesiog tempiant ant šiukšliadėžės ją išmesti, jeigu man jos nebereikia, ir nieko neprarandu, aš tiesiog to paveikslėlio nesugadinu. Ją visą laiką galiu gražinti. Tai šiuo atveju dar šiek tiek pasitaisau poziciją savo šokėjos, tai yra su Move Tool, stovint ant sluoksnio, dar aš jį tiesiog patraukiu iš šono. Ir dabar ant kaukės stovint, žiūrėkite, kad stovėtumėte ne ant sluoksnio, būtų aktyvuotas ne sluoksnio paveikslėlis, o kaukės. Ir pasirenku teptuką, Brush Tool ir juodą spalvą. Ir naviguoju žemyn ir užmaskuoju vieną koją, kad jinai būtų tolumoje, tarsi už raidės. Ir taip pat naviguoju, tai yra, kaip minėjau, Ctrl- Ctrl+ klavišai, o kai prisitraukiu artin, tam, kad nueičiau į kažkokią tai vietą paveikslėlio, aš spaudžiu ilgai space tarpo klavišą ir mano pelė pavirsta į rankytę tokią ir tada aš galiu nueiti į kažkokią atitinkamą vietą ir ją vėl užmaskuoti. Tai tam, kad ant kaukės mano teptukas brėžtų tiesią liniją, aš laikau shift, spusteliu pradžioj, tada laikau shift ir tada dedu kitą tašką, tokiu atveju gaunu tokią tiesią atkarpą. Ir visa, kas man norisi, kad būtų nematoma, aš ant kaukės juodu teptuku užmaskuoju. Ir tokiu būdu gaunu raidės ir paveikslėlio manipuliaciją, kuriai dar galima pridėti tokį pagrindo neva šešėlį. Tai jam susikursime naują sluoksnį ir pasirinksime Ellipses Market Tool. Ellipse Market Tool. Labai svarbu pasižiūrėti, kad viršuje featheris būtų 0 Market Tool. Nes jeigu dirbote anksčiau ir kažką darėte su būtent plunksnavimu, su featheriu, tai kitą kartą galite ir negauti žymėjimo, jums gali išmesti, kad no pixel selected. Tai žiūrėkite, kad featheris būtų 0, tada gaunate griežtus kraštus, griežtą formą. Nusipiešiame elipsės formą. Ir pasirenkame juodą spalvą ir piltuvėlį. Ir tiesiog pilame juodus dažus į elipsės formą. Tam, kad nužymėti pažymėtą zoną, mes spaudžiame Select viršuje Deselect arba ant klaviatūros Ctrl+D. Grįžtame į Move Tool. Ir stovime ant naujo sluoksnio, tai yra ant savo šešėlio po raidę. Ir galime jam pritaikyti filter, blur, Gaussian blur, šiek tiek tokio švelnumo, nuplaukimo, tai yra išsiliejimo. Kiek jo čia jau spręsti jums patiems. Ok. Ir kad nebūtų toks ryškus mūsų šešėlis, galim ir tokį palikti, bet dar siūlyčiau ir opacity jo viršuje sluoksnio šiek tiek pamažinti. Tokiu būdu mes gauname raidės ir paveikslėlio manipuliaciją, kokią raidę ir kokie paveikslėliai jūsų teisė rinktis. Manau, kad tikrai gausite gražių rezultatų. Tai ačiū už jūsų dėmesį šį penktadienį ir gražaus savaitgalio.